keliaujame į pajūrį, ieškosim transporto, kas mus galėtų perplukdyti kitą pusę. Šiandien norime šturmuoti Čiangų salą, jinai žinoma labiau kaip kalėjimas, sala kalėjimas, kurioje, kiek aš žinau, nėra buvę kalinių. Jinai buvo ruošiama tam, bet paskui nutiko taip, kad į tą salą pradėjo atplaukti ir daugiau vėžlių, labai retų, didžiųjų vėžlių. Ir ta sala taip ir liko jinai. Kalėjimo iš jos niekada nebuvo padaryta, bet palikta grinai kaip nerštavietė būtent tiems didiesiems vėžliams. Tai aš manau, kad vis tiek bus įdomu pamatyti, jos galima ir pamaitinti, ir paliesti, tai šiandien būtent tą ir suplanavę esam padaryti. Kartais turėkite omeny, kad taupydami savo energiją ir nervinės ląsteles, jūs galite tiesiog atėję iškart šauti realią kainą, kaip ir mes šiuo atveju atėjom, šalia pasigavęs mus klausė, ar nereikia mums transporto, sakom reikia, sako kiek jūsų žmonių, bet sakom, bet mes mokėsime jums $30, kas yra tikrai reali kaina. Ir jisai dar pabandė taip 40, sakom ne, sakom mes žinom, kas mumis už 30 nuplukdins. Jisai be jokių kalbų per 5 sekundės sutiko, sako, tinka man tą kainą, plaukiam tada už 30, nu tai iškart gavom realią kainą. Tu turėk omeny, kad tol, kol laivas plaukia, toksai, jisai tave per tas bangas gal šokdins, bet tikrai nevimdys. Jeigu tik sustos tave, tada pradės supti. Nu, žinau, kad tą problemą turi. Vakar buvo. Bijai truputį, ne? Nebijau, bet, nu, tas, žinai, aš žiūriu, kaip tie laivai, bandau įvertinti situaciją, kaip tie laivai čia... Nu, jie šiandien didesnis nei vakar, aišku. Okay, Captain, we all ready. Okay, we go. No problem. Yeah. You see the small boat, you see how Bando Sonatą gydyti. Bet iš tikrųjų, jinai turi tą problemą, jie iš karto užsupa. Man kažkaip visai normaliai. Bet tie, kas aišku, kas turite jūrligę, tai tokiems laivams čia nėra ko norėti, aišku. Galite ir neturėti imuniteto. Bet čia tik pusę valandos. Čia normaliai, kai sakau, dorai net užtupti nesuspės. To labiau vėjas kaip tik čia, tai mes eisime prieš vėją. Aišku, banga bus į mus, bet truputį pašokinėsim, čia faktas. Sako, iš karto mokėti. No. Half price now. And when we come back, it's the last, okay? Listen. You pay me all the money later when you come back. Yes. Trust For you. Yeah. Yes. But you know from the... You leave? No. No, I'm not going to leave you. The way back Captain, don't worry about that, okay? Noriu visų pinigų, niekada nemokėkit visų pinigų, nes, aišku, pas juos gali taip kardinaliai pasikeist planas ir paskui jūs čia pavargsite ieškoti ir aiškinti su juo. Ką einam išbandysim vietinės valgį. Žiūrėk, čia... Welcome on board. No. Sonata kažkaip bando sunkiai ryžtis. Žinau, kas laukia. Bandau išvengti. Žiūrėkit telefonų, net neišlaikysim. Čia pavyzdys. Geras šoferis. Aš kaip ir sakiau, kol nesustos, tol subavimo neturėtų būti. Ne, geras šoferis, man tai gražus šoferis. Aš tau duosiu, aš dar to klausiau. Bet
priekį žiūrėk, o ne į galą. Šoferis gražus. Į priekį žiūrėk, o ne į galą. Toks įdomus stilius. Pusėj tai gražus. Ne? Tia mkono hapo kwenye nini. Kwa hiyo tenki sogeza hivi. Nutinka kartais jūroje ir tokie dalykai, vat kaip matot, didžiausią žalą daro pats žmogus. Meta plastiką į vandenyną ir plaukiant sraigtas pagavo maišą plastikinį. Na, bet tokį jau gerą, tokį bulvių maišą, kai aš sakau, tokį stiprų ir labai stipriai įvėlę. Tai dabar šiek tiek pasisiubuosime, kol nupjaus. Nes reikalų ten yra, aišku. Kai sraigtas ant tokių apsisukimų pagauna, gali būti taip, kad ir kelionė gali pasibaigti netikėtai. Tai tikėkime, kad mums jinai nesibaigė, nes jau sala visiškai čia pat. Pay $12, Yes. and for government tax $3, total $15 for one person. Okay, come here to read. Read table, you can read. Okay. For child it's cheaper, I know. Yes, maybe read this plan. Prisistatė vienas valdžiažmogis. Here interest fee for $12 for iron, plus $3 for marine conservation area. Total $15 for one person. Okay. Local maybe 20 years. Yes. No. Both with that shabaka that you paid before? No. No, that is, with this will be 36. O tu turi lapelį tą? Turėkit omeny, kad kartais gali nutikti ir tokių bairių, kaip ir mums ką tik. Mes pasirodo, kai kėlėmės, atsirado vienas juodaodis, kuris galvojame, kad turbūt tiesiog keliasi į tą salą, bet kai išlipome čia, jis pradėjo prie mūsų vaikščioti, toks kaip ir čia jau bandyti kažką aiškinti, kad čia reikia eiti čia. Sako, kas tu toks esi? Sako, aš čia gidas jūsų, žinai. Sako, palauk, bet mes jų gido nesamdėm. Jisai, tai čia nieko tokio, sako, jums ten gal daug nereikės
sumokėti. Jis sakau, palauk, ką tu čia veiki, mes su tavim net nesitarėm. Tai jis suprato, kad, ta prasme, kad kažkas čia vyksta ne pagal jo planą, bet esmė, išsidurkite ant to pačio kabliuko, jeigu jau keliausite, turėkite omeny, kad paklauskit, kas čia tas papildomas žmogus, nes jį įmetė mums į valtį paskutiniu momentu. Ir nei mes kalbėjome apie gidą, nei ką, bet pasirodo, kad tai yra viena turbūt iš gudrybių, kurią, kaip aš paskaičiau vėliau, gali gidas tiesiog iš jūsų pareikalauti $50 už ekskursiją. Tai nebūkite naivuoliais. Mes šį kartą paleidami. Šioje saloje jūs galite susipažinti ir net paliesti Aldabros dramblinius vėžlius. Tai jie gyvena vidutiniškai nuo 65 iki 90 metų, bet kai kuriems iš jų net pasiseka išgyventi iki 200 metų. Sonata, vežamės vietoj mūsų čiolės. Ne, sakau, čia būna. Tik tvarto reikia tokiam. Jiems patinka, pasirodo, kada kasai kaklą, jie ištempia jį. Va. Šis labai draugiškas. Mažai kas įkaso turbūt.
Parodyk tą stebuklingą vandenį. Nu, pasigirk, kiek mokėjai. Mokėjama 7-8 kartus brangiau negu šiaip. Šiaip kainuoja 1000, čia paėmė 8000. Dar pizdukai gražos nenorėtų. 7,5 kainavo, bet kaip ir kažkada jau minėjau, kad jie nemėgsta duoti gražos. Visada, jeigu jau norit, duokit lygiai. Jeigu ne, tai tikėkitės, kad jau liks arbatos. Nes kiaulės akis įstatė, visada tau pasižiūrėsi tave, ta prasme, ko tu čia dar nori. Ką, gražos? Muzungai, čiuoškis čia. Gražos neturim. Taip pasakė Mockuvienė. Kur laimut sakė eina? Einam pasimaudyti dabar. Stebuklingo vandens atsigėrėt, dabar dar pasitepti jo reikia. Už tą kainą. Viskas šioje saloje įgauna savo kainą ir jinai yra stebuklinga. Į vandenį normaliai nebemoki nueiti. Muzungai, keliaujat namo? Taip, Patiko saloje? labai. Ypač padaryti Instagramo vaizdelius. Bet kad tu Instagramų juk neturi. Susikursi dabar. Išvykstame. Šangų palieka lietuviai paskutinieji. Bet iš tikrųjų čia buvom keletą šeimų sutikę, tai nesam vieninteliai lietuviai. Laikas atsisveikinti su pinigėliais. Doleriukai lieka Afrikoj. Krantas. You enjoyed it. I hope you are very enjoyed. And then you left. You should give me tip here. Me a little bit no understand why this one people just put out maybe. $2,000. Vėjūnė, ką tu čia darai? Išsipina kasytis. Atsiboda ir tau. Jo. Paskui susipinsiu dar. Opa, kiek čia visko daug pasiliko. Šitie visi dalykai buvo tau čia suvelti? Jo. Eik tu savo. Normaliai. Bet tai įsivaizduok, man toks. Jo, tas geras. Va šitas tai man patiko variantas. Ką parnešiai? Parodyk. Raudonų. O, geras. Žiūrėk, labai skanus. Po kiek kainavo? 2000. Ir už 5000 cukranendrių. Gera liuko. Gerai. Prirakinti prirakina, bet vieną ratą. Tai vis tiek pavogė. Va čia yra Afrika.
reikia abu raktus rakinti, jeigu norit, kad kažko jums nepavogtų. Nu, šiandien norėtumėt gatvės maisto? Vakar 20. Brangiau negu vakar čia? Jo, ir gatvė įsivaizduok. Bet tai užtat geras maistas, o matom kaip gamina irgi. Nemačiau. Yra dar to ne. Tai jūs norit grįžti ten pat, bet ten apart žuvies daugiau realiai nieko ten nebuvo. Mėsos nebuvo. Kodėl nepabandžius? Pabandom čia Tokį šiandien. valgyčiau. Čia šiaip, daug yra pasirinkimo. Jeigu tau patiko, tai mes galime. Sąžininkai, tai aš tai labai norėčiau čia pabandyti, bet mūsų karalienės nenori. Sakė, brangus maistas. Na, aš įsivaizduoju, kad vakar pavalgius mums už Mes taupom žirafų. žirafam taupat. Nu gerai, taupykit žirafam, bet kitų žirafų sąskaitą netaupykit. Mes tai norim valgyti, nu. Bet jūs irgi Aš vakar tik žuvį valgiau, aš nesakau, kad bloga tas žuvis buvo, bet, tos jūrų gerybės, ryžiai buvo. Krabas? Šiandien yra tas krabas. Nu, gerai, einam krabo tada. Na, aš galvoju, kad pas mumis Žilvinas Suvalkietis, o čia pasirodo mes visi Suvalkiečiai. Žilvi, ką tu galvoji? Aš tai einu, kur moterys eina. Jo, ir svarbu nebrangiai. Taip. Pabandom už 1000, kiek čia gaunas, kiek čia pinigais gaunas dabar? 40 centų. 40 centų gatvės burgeris. O tai jūs norit gal tų iešmelį dar pamėginti? Jo, aš noriu. Pamėginam tų Ai, iešmelį. pabandom. Jeigu suviduriuosim, tai visi kolektyviai. Nu, ten nepasilikom, tai dabar vat, nusprendėm čia pabandyti. 1000, už 40 centų burgeriukai vietiniai. Nu, aš kaip ir sakiau Žilvinai, sakau, šiaip reikėtų bijoti valgyti žalias daržovės Afrikai. Nes jos mažiausiai turėtų būti tiek Afrikai, tiek Azijai, ypač kada street foodo valgai, turi būti suvirintų vandenį nuplautos. Nu, čia aš manau, kad bus su vietos kanalizacijos vandeniu greičiausiai, nes jie taip nevengia padaryti kartais. Bandom. O, ir riešmiukų dar. Paimk. Du burgerius. Čia Čia kažkokie. kepenėlės, man. Jo, mano. Esam valgę, Bali, man atrodo, valgėm panašiai. Hot. Ai. O, koks didelis tas... No spicy. Chili, no. No chili. Gerai. How much? Už 1000. Kiek išmukas kainuoja? 500 tų pinigų. Na, šitas dalykas 500. Kas čia yra dabar? Čia mėsa kažkokia. Gerai. Vietinis keturkolis. Nori paragauti Žilvį? Žilvinas nedarysiu, aš noriu. Ne. Tai man vieną tokį ir užteks. Jo, čia bus kepenėlės greičiausiai. Gerai. Gerai, bandom. Nu, kas čia? Kepenis. Nu, tu vis sakiau. Visai geras kepenis. Taip sunkiai nukandai. Visai nebloga. Dabar burgeris. Man karštą. Atidaryk. Karštą laikyt. Donelė, tai 10 balų. Mėsytės neįkandau. Bet jeigu tos iešmukus susidėtumėm į vidų, tai gautus visai geras patiekalas. Bent jau kepenų reikia įsidėti, kokią porą iešmukų. Paimk man atskirai vieną. Su kepenėlėm. Gerai, aš noriu. Pabaigti šitą. Mano verdiktas būtų toks, jeigu kas paklaustų, ar galima bent jau lengvai užkasti už $1 gatvėje Zanzibare,
bent jau Downtown'e, tai aš manau, kad tikrai galima. Mano apetitas tiesiog toks, kad aš gaučiau $2 naudoti, gal ir 3, bet pasiėmus vieną tokį sumuštinį ir kelis ešmelius, sumuštinis 1000, ešmeliai po 500, tai galim net 3 ešmelius dėti prie sumuštinio, sudėti viską į vidų ir nuo kelių tokių sumuštinių tikrai galima pavalgyti. Tai būtų lygiai $2, tai už $2 galima pavalgyti. Ir dar už 1000, tai už 30-40 centų atsigerti cukranendrių sulčių. Prašau. Na ką, šiandien ir vėl užtikrintas variantas. Ta pati valgyklėlė, kur ir vakar. Savitarna, pusiau savitarna.